Kauno rajonų bendruomenių apdovanojimai 2024. Metų iniciatyva projektas kultūros srityje nominantai. Akademijos bendruomenės centras už kūrybiškumą įgyvendinant projektus Muzikos sala ir Elfų istorijos akademijoje. Aušra Junevičė už Vilkijos džiazo festivalį Kelkis ir džiazuok. Daiva Dmuchovska už projektinę veiklą. Laimėtojas. Akademijos bendruomenės centras. Tai vieta, kur kūrybiškumas ir projektinė veikla sukuria išskirtinius renginius. Šiuolaikinės technologijas apjungia tokie renginiai kaip Muzikos sala ir Elfų istorijos akademijoje pasižymėjo įvairialype įtraukiančią programą, sujungiančią kūrybinės veiklas, socialiai prasmingas iniciatyvas ir pramogas įvairiausio amžiaus žmonėms. Akademijos bendruomeniai labai svarbu turėti kultūrą, ją atnešti į bendruomenę, dėl to, kad ilgą laiką čia jos tiesiog nebuvo. Ir mes gan jaunas Akademijos bendruomenės centras susikūręs prieš 9 metus. Mes pradėjom nuo 3 žmonių bendruomenės centre, o dabar išaugom į oficialių narių 30, bet mus jungia labai daug šeimų, vaikų, tėčiai palaiko, seneliai. Projektas Muzikos sala prasidėjo nuo 2019 metų, kai mes pradėjome dalyvauti šiuolaikinių seniūnijų projekte. Supratome, kad mūsų pagrindinis iššūkis buvo įtraukti jaunimą, nes jisai neturėjo ką veikti akademijoje. Ir pagalvojome, o kokiu būdu tą galime padaryti. Tai per muziką. Elfų istorijos buvo įkurtos Kamšos pažintiniam take. Jo iniciatorius, elfų kūrėjas Gediminas Visockis. Bet mes supratome, kad jie iš ten turėjo išsikraustyti dėl to, kad mes drumstėme Kamšos draustinio ramybę ir tai yra negerai. Ir sugalvojome tada, o kaipgi pargrąžinti elfus į akademiją, nes vaikai išties labai liūdėjo. Tai sugalvojome šį projektą Elfų istorijos akademijoje ir tiesiog suteikėme jiem naujus namus ir juos įkurdinome Marvos forto saloje. Iš tikrųjų nėra vienos veiklos, kuri tinka visiems. Tai mes projektų metu vykdome labai daug skirtingų veiklų. Tai vieni įtraukia vaikus, kiti seniorus, kiti tėvus. Toksai projektas kaip Sala festivalis, jisai iš vis subūrė kartas, šeimas. Tai aš manau, ta sėkmė yra skirtingos veiklos, skirtingams amžiaus grupėms ir socialinėms grupėms.